Kiekvienais metais mokslininkai sugeba padaryti svarbių atradimų, apie kuriuos niekada nesvajojome, kad jie taps realybė. Ir jie sugeba išspręsti kai kurias paslaptis, kurios dešimtmečius glumino ekspertus. Tačiau net ir atsiradus naujoms technologijoms bei metodams, kai kurios mokslinės paslaptys atrodo beveik neįmanomos išspręsti ir jos be abejonės dar ilgai mus glumins. Numeris 10. Per pastarąjį maždaug dešimtmetį mokslininkai sugebėjo pažvelgti giliau į kosmosą nei bet kada anksčiau, dėka pažangiausių kada nors sukurtų teleskopų, precedento neturinčių kosminių skrydžių ir įrangos, galinčios analizuoti daleles iš šviesmečių atstumo. Tačiau vienas atradimas, padarytas 2025 metais, paliko ekspertus sutrikusius ir jie neturi jokio supratimo, kaip tai paaiškinti. 2025 metais astronomai tyrinėjo bangos ilgio duomenis, surinktus naudojant Australijos kvadratinio kilometro masyvo ieškiklį. Tai jie pastebėjo kažką kosmose, ko negalėjo paaiškinti. Jie atrado beveik tobulai simetrišką sferą, esančią už kelių šviesmečių nuo Žemės, paukščių take. Ir šis objektas dabar pavadintas teleosu, tai graikiškas žodis, reiškiantis tobulumą. Dabar nustatyta, kad ši sfera yra neseniai įvykusios supernovos rezultatas. Tačiau tai neatsako į visus klausimus apie šią sferą. Nors tokio tipo supernovų liekanos buvo stebėtos ir anksčiau, ne viena iš jų nėra tokia tobula sfera kaip teleosas. Ir mokslininkai neturi tvirto paaiškinimo, kodėl taip yra. Daugiau tyrimų dabar atlieka astrofizikas Miroslavas Filipovičius iš Vakarų Sidnėjaus universiteto Australijoje ir kiti, tikėdamiesi, kad bus rasta atsakymų. Jis ir jo kolegos paaiškino, kad įprastomis sąlygomis supernovos išmesta medžiaga galiausiai atsitrenkia į kitus objektus, pavyzdžiui, tarp žvaigždinius debesis, todėl dažniausiai jos matomos keistų formų. Dėl to teleosas yra unikalus atradimas, kokio dar niekada nebuvo matyta. Kadangi buvo pastebėta, jog teleosas skleidžia tik silpną švytėjimą radio bangų ruože, buvo nustatyta, kad tai greičiausiai buvo vienas A tipo supernova. Tai reiškia, kad greičiausiai tai buvo dvinarės sistemos rezultatas, kurioje viena iš dviejų žvaigždžių buvo nykštukinė žvaigždė. Ši paslapties dalis atrodo buvo išspręsta, tačiau daug kitų vis dar lieka. Mokslininkams nepavyko nustatyti, kokiu atstumu nuo Žemės yra teleosas, tačiau iki šiol jie pateikė keletą pasiūlymų. Jei tai iš tiesų yra IA tipo supernovos rezultatas, tuomet sfera yra tarp 7175 ir 25114 šviesmečių atstumu. Tokiu atveju sferos skersmuo būtų nuo 46 iki 157 šviesmečių. Tai padėjo astronomams nustatyti teleoso apytikslį amžių, kuris yra tarp 1000 ir 10 000 metų. Tai gali atrodyti kaip didelis neatitikimas, tačiau nepamirškite, kad kalbant apie kosmosą, tai yra palyginti trumpas laikotarpis. Kadangi vis dar yra tiek daug neaiškumų, reikia atlikti daug papildomų tyrimų, kol galėsime atlikti tikslius matavimus. Taip pat buvo pasiūlyta, kad sfera galėjo susidaryti dėl IX tipo supernovos, o tai reikštų, kad po sprogimo liko zombro žvaigždės liekana. Jei tai iš tiesų yra tiesa, teleosas bus tik už 3200 šviesmečių ir jo skersmuo sieks 11 šviesmečių. Nuolatiniai sferos tyrimai suteiks mokslininkams daugiau žinių apie pradinius supernovų etapus ir tikimasi, kad ateityje bus atrasta daugiau panašių įvykių, nes jie galėtų padėti geriau suprasti teleoso paslaptį. Numeris 9. Kai kurie žmonės kairiarankystę laiko našta, o kiti palaima, nes jie išsiskiria iš daugumos pasaulio žmonių. Mokslininkai mano, kad tik apie 10% Žemės gyventojų yra kairiarankiai, tačiau jie nežino, kodėl taip yra. Naujausiais duomenimis, šiandien pasaulyje gyvena apie 708 milijonai kairiarankių žmonių, o vyrų tikimybė gimti kairiarankiais yra 2% didesnė nei moterų. Tai dar viena paslaptis, kuri glumina tyrėjus, nes atrodo, kad tam turėtų būti evoliucinė priežastis. Neabejotina, kad daugeliu atveju kairiarankystė paveldima iš tėvų vaikams. Tačiau tai taip pat nepaaiškina, kodėl žmonės gimsta tokie. Tačiau kai kurie vaikai, kurių tėvai yra dešiniarankiai, gimsta kairiarankiai ir atvirkščiai. Didžiausias kada nors šią temą atliktas tyrimas buvo vykdomas Nyderlanduose esančiame Maxo Plancko psicholingvistikos institute. Ten buvo nustatyta, kad genetika iš tiesų turi įtakos tam, kad vaikai gimtų kairiarankiai, tačiau tai nepaaiškina visų pasaulio kairiarankių.
Kitas tyrimas, atliktas Olandijoje 2019 metais, parodė, kad tam tikri ankstyvieji gyvenimo veiksniai gali turėti įtakos tam, kuri ranka taps dominuojanti. Tarp šių veiksnių yra šalis, kurioje jie gimė, nes kultūriniai skirtumai gali turėti įtakos, taip pat ir jų gimimo metai. Kai kuriais atvejais žmogaus dominuojančiai rankai įtakos turi tai, ar jis gimė su antsvoriu ar nepakankamu svoriu, ar buvo daugiavaisio nėštumo dalis, kuriuo metų laiku gimė, ar yra vyras ar moteris ir ar kūdikystėje buvo maitinamas buteliuku. Sulaukus 3 metų dažniausiai jau matyti, kuri ranka taps dominuojančia, tačiau taip būna ne visada. Kai kurie tokio amžiaus vaikai nerodo nei dešinės, nei kairės rankos dominavimo požymių, todėl žinome, kad jų polinkis į vieną ranką išsivystys tik vėliau. Daugelis žmonių nežino, kad egzistuoja ir kairės kojos dominavimas. Tačiau kai kurie futbolininkai yra dešiniarankiai, bet daug geriau spardo kamuolį kairę koją arba atvirkščiai. Tas pats galioja ir beisbolo žaidėjams. Jie patogiausiai meta kamuolį dešinę ranką, bet kai stoja prie mušimo aikštelės, jie muša kairiarankiai, nes taip jiems patogiau ir didesnė tikimybė sėkmingai atmušti kamuolį. Taip pat yra žmonių, kurie abi rankas naudoja vienodai gerai. Tai vadinama abirankumu. Tai tik dar labiau pagilina kairiarankystės ir dešiniarankystės paslaptį, nes mes paprasčiausiai nežinome, kodėl visi negimstame sugebėjimu vienodai gerai naudotis abiem rankomis. 8 faktas. 2013 metais lankytojai apsilankę Karališkojoje paukščių apsaugos draugijos Hamwall gamtos rezervate esančiame Somersete, Anglijoje, susisiekė su rezervato darbuotojais ir pranešė, kad rado kažką, ko dar niekada nebuvo matę. Kai darbuotojai nuvyko ištirti situacijos, jiems buvo parodyta keista drebučių pavidalo medžiaga, gulinti ant žemės ir jie buvo sutrikę, nes nežinojo, kas tai galėtų būti. Per kelias savaitės po to rezervate ir kitose Somerseto vietose buvo rasta dar keletas tokių keistų gumulėlių, visada žolėtose vietose, bet toliau nuo vandens. Daugumos gumulėlių skersmuo buvo apie 10 cm, kas yra keista atsižvelgiant į šios medžiagos pobūdį. Galėtum tikėtis rasti ir didelių ir mažų pavyzdžių ant žemės, bet šiuo atveju visi jie buvo vienodo dydžio. Buvo surinkti pavyzdžiai, o rezervato darbuotojai pasikalbėjo su keliais ekspertais, tikėdamiesi nustatyti paslaptingąją medžiagą, tačiau jiems nepavyko rasti aiškaus atsakymo. Kai kurie žmonės pasiūlė, kad tai galėtų būti tam tikra bakterija, o kiti mano, kad paaiškinimas gali būti nežemiškas. Taip pat buvo pasiūlyta, kad Žemė galėjo būti išventa varlių ar rupūžių, tačiau visos šios teorijos išlieka spėliojimais, nes niekas nėra tikras, kas iš tikrųjų yra ta paslaptinga medžiaga. Panašių želė pavidalo gumulų bėgant metams buvo rasta įvairiose pasaulio vietose. Ir kiekvieną kartą tai sukeldavo susidomėjimą, nes niekam nepavyko to paaiškinti. 2009 ir 2011 metais panašių medžiagų buvo rasta atitinkamai Škotijoje ir Anglijoje. Šie gumulai buvo rasti žmonių kiemuose, parkuose, poilsio zonose ir net vaikų žaidimo aikštelėse. Ir niekas negalėjo pateikti įtikinamo paaiškinimo. Kai kurie žmonės apibūdina keistus gumulus kaip gyvus, kai jie buvo rasti, kas galėtų paremti teoriją, jog tai yra bakterijų forma. Buvo pastebėta, kad šie gumulai atsirado po lietaus, o netrukus po to, kai buvo rasti, jie išnyko, o tai sukėlė dar daugiau klausimų dėl šios jau ir taip painios paslapties. 2011 metais buvo paimtas mėginys ir išsiųstas į laboratoriją analizai, tačiau rezultatai buvo neaiškus, o netrukus jis visiškai dingo. Kai kurie žmonės šią medžiagą pavadino žvaigždžių drebučiais, nes ji pasirodo tik po lietaus, todėl kai kurie mano, kad ji kilusi iš kosmoso. Kiti ją vadina meteorų drebučiais, nes tiki, kad jie atkeliavo į Žemę meteoru, kuris subyrėjo mūsų atmosferoje, o drebučiai kažkokiu būdu nukrito ant Žemės ir buvo atrasti praeivių. Manoma, kad ši klaidinga nuomonė kilo iš 1958 metų filmo Drebutis, kuriame beformė drebučio pavidalo būtybė išlenda iš nukritusio meteorito ir sėja chaosą Žemėje. Todėl daugelis žmonių anksčiau tikėjo, kad drebučiai atsiranda tik po meteorų lietaus, nors tai tikrai nėra tiesa. 14 amžiaus įrašuose ši medžiaga buvo vadinama astraline drebučiu arba astromiksinu, nes to laikotarpio žmonės taip pat tikėjo, kad ji kažkaip susijusi su meteorų lietumi. Pati tikėtiniausia iki šiol rasta paaiškinimo versija yra ta, kad tai yra tam tikra varlių ikrų rūšis arba šios medžiagos likučiai. Tačiau tai nepaaiškintų, kodėl drebučių dažniausiai randama sausumoje, o ne arčiau vandens telkinio.
Rezervato darbuotojai teigia, kad ši medžiaga, jų žodžiais tariant, yra labai keista ir kai kurie žmonės atsisakė prie jos liestis. Atliekami tolesni tyrimai, tikintis, kad ši medžiaga galiausiai bus identifikuota. Tačiau kol kas mes neturime jokio supratimo, kas yra šie keisti gumulai. Numeris 7. Daugeliu atveju mokslas remiasi rezultatų pakartojamumu, nesvarbu apie kokią tyrimų sritį kalbama. Pavyzdžiui, kai mokslininkai išsiaiškina, kaip susintetinti tam tikrą medžiagą, pavyzdžiui, cheminius junginius, jie gali pasikliauti tuo pačiu procesu, kuris vėl ir vėl duoda tą patį rezultatą. Tačiau dabar paaiškėjo, kad tai būna ne visada. Geras pavyzdys yra vaistų gamyba. Mokslininkai naudoja chemiją, kad nustatytų, kaip šie vaistai gali būti susintetinti, o tada tą procesą pakartotinai taiko masiniai jų gamybai. Daugeliu atveju nieko daugiau daryti nereikia, nes gaminamas tinkamas vaistas. Tačiau vieną dieną kažkas pasikeičia. Naudojamas visiškai tas pats procesas kaip ir daugelį metų, tačiau staiga galutinis produktas jau nebėra toks pats. Tai vadinama išnykstančių polimorfų. Tai įvyksta, kai pirminė cheminės medžiagos kristalinė struktūra staiga pasikeičia ir jos nebegalima pagaminti sintetiškai, o niekas nežino kaip ar kodėl taip nutinka. Daugeliu atveju vėliau gaunamas produktas yra stabilesnis, todėl mokslininkams beveik neįmanoma jį grąžinti į pradinę būseną. Tai reiškia, kad naujai pagamintas produktas neveikia taip pat kaip originalus, o kai kuriais atvejais originalaus produkto nebegalima pagaminti. Tai turi rimtų pasekmių farmacijos srityje. Kadangi milijonai žmonių pasikliauja šiais metodais, kad gautų prieinamus ir veiksmingus vaistus, kuriuos kai kuriais atvejais jie turi vartoti kasdien. Pavyzdžiui, 70-aisiais SSRI vaistas, vadinamas paroksetino anhidratu, buvo gaminamas naudojant šiuos metodus. Jis buvo pateikiamas kreidos miltelių pavidalu ir buvo veiksmingas iki 1984 metų, kai pasirodė nauja versija. Naujodžiai kristalizuota versija pradėjo pasirodyti Jungtinėje karalystėje, po to, kai vaisto gamyba buvo padidinta ir paaiškėjo, kad ji yra kur kas stabilesnė nei originali. Kai kitos įmonės pradėjo bandyti gaminti paroksetiną, jos nustatė, kad originalios versijos pagaminti jau nebeįmanoma, o galutinis produktas visada būdavo kristalizuotos formos. Bandant tai paaiškinti, buvo iškelta hipotezė, kad Žemės atmosfera prisipildė mažais kiekiais paroksetino hemihidrato, todėl bet kokia paroksetino anhidrato forma iš karto virstų kristaline forma. Tai nepaprasta ir nepaaiškinta paslaptis, kurią verta toliau tirti, ypač todėl, kad šis reiškinys turi labai realių pasekmių. Vienu atveju 90-aisiais gaminti antiretrovirusiniai vaistai staiga tapo mažiau veiksmingi ir milijonai žmonių buvo priversti ieškoti alternatyvių vaistų savo ligoms gydyti. Dar blogiau, bet kuri gamykla, kurią paveikė šis pokytis, nebegalėjo atkurti pradinės vaisto formos. Buvo manoma, kad naujos formos pėdsakai netyčia buvo įnešami į gamyklas ten dirbančių žmonių. Ir per kelias savaitės pradinės vaisto formos jau nebegalėjo būti pagaminta. Dėl to vaistas buvo atšauktas ir dėl to buvo prarasta net iki $250 milijonų. Tik itin kontroliuojamomis sąlygomis vaistas vėl buvo pradėtas gaminti 1998 metais. Tačiau šios permainos priežastis iki šiol lieka neaiški mokslininkams. Jei ateityje jiems nepavyks nustatyti, kodėl taip nutinka, gali būti įdiegti procesai, padedantys išvengti netikėtų pokyčių. Tačiau kol kas galime tik spėlioti, kas sukelia šį keistą reiškinį. 6. numeris. Iki 1969 metų Mėnulis buvo paslaptingas ir atrodė nepasiekiamas dangaus kūnas. Ir mes galėjome tik spėlioti, iš ko jis sudarytas ir kas nutiktų, jei žmogus žengtų jo paviršiumi. Viskas pasikeitė tų metų Liepą, kai Nilas Armstrongas tapo pirmuoju žmogumi žengusiu Mėnulyje. Nuo tada žmonės dar 5 kartus vaikščiojo jo paviršiumi. Paskutinė iš šių misijų buvo įvykdyta 1972 metais. Nors nuo tada į Mėnulį buvo siunčiami kosminiai aparatai, ne vienas žmogus daugiau ant jo nebuvo užlipęs. Per praėjusius metus daug sužinojome apie artimiausią mūsų dangaus kaimyną. Tačiau kai kurios paslaptys vis dar lieka neišspręstos. Viena iš jų vadinama Mėnulio iliuzija. Tai susiję su pilnaties Mėnuliu ir tuo faktu, kad jis atrodo milžiniškas, kai kyla arba leidžiasi. Senovėje kai kurios civilizacijos tikėjo, kad Mėnulis iš tikrųjų didėja ir mažėja per savo fazes. Taip pat ir tais laikais, kai buvo stebima Mėnulio iliuzija.
Šiais laikais mes žinome, kad taip nėra. Faktas tas, kad kai matome mėnulį kylantį ar leidžiantys ties horizontu, jis iš tikrųjų yra daug toliau nuo Žemės nei tada, kai yra tiesiai virš mūsų, net tūkstančiais mylių. Todėl žinome, kad jo atstumas nuo mūsų nesukelia šios keistos iliuzijos. Mūsų smegenims sunku tai priimti, nes esame užprogramuoti suprasti, kad toliau esantys objektai atrodo mažesni, o tai yra priešinga tam, kas vyksta mėnulio iliuzijos metu. Dar blogiau, mūsų smegenys glumina tai, kad didelis mėnulis yra visiškai ryškus, o pastatai ir kiti objektai Žemės horizonte yra neryškus ir išsifokusavę, kas prieštarauja intuicijai. Manoma, kad mūsų smegenys atsisako tai priimti ir per daug kompensuoja, priversdamos mus manyti, kad mėnulis turėtų būti didesnis nei yra iš tikrųjų. Be to, kai žiūrime į mėnulį, kai jis aukštai danguje, mes nesutelkiame dėmesio į objektus esančius horizonte, todėl mėnulis atrodo daug mažesnis, nes matome jo tikrąjį dydį. Atrodo beveik neįmanoma patikėti, kad didelis mėnulis horizonte ir tas, kurį matome aukštai, yra vienodo dydžio, tačiau yra būdas tai įrodyti. Ekspertai siūlo, kad kai mėnulis atrodo didelis, stebėtojas turėtų jį uždengti pirštu. Paprastai kai kurios mėnulio dalys vis dar matomos. Tada, kai mėnulis pakyla aukščiau danguje, jie turėtų pakartoti šį procesą ir gana neįtikėtinai, tiek pat mėnulio bus matoma kaip ir anksčiau, įrodant, kad mėnulio iliuzija yra tik iliuzija. Be to, naudojant fotoaparatą ir nufotografavus mėnulį šiais 2 paros momentais, abiejose nuotraukose jis bus lygiai tokio pat dydžio, jei fotoaparato priartinimo nustatymai abiem atvejais bus vienodi. Keista tai, kad jie nėra iki galo suprasta. Nors žinome, kad tai susijęs su mūsų proto apgaule, iki šiol nebuvo rasta tvirto paaiškinimo, ką mes matome šiuo atveju, arba kodėl mūsų smegenys apskritai jaučia poreikį sukurti šią iliuziją. 5. vieta. Per pastaruosius 50 metų mūsų žinios apie kosmosą ir ten esančius objektus labai išaugo. Dėka patobulėjusios technologijos mes aplankėme kai kurias paslaptingiausias mūsų Saulės sistemos planetas ir užfiksavome objektų esančių šviesmečiais nutolusių nuo Žemės vaizdus. Mes nuleidome marsaigius Marse, surinkome medžiagos iš šios planetos ir išanalizavome daugybę kitų objektų, kurie buvo atrasti tik neseniai. Mes niekada iki galo nesuprasime kosmoso, net jei jį tyrinėsime dar 100 metų, dėl jo milžiniškumo, o tai reiškia, kad visada liks paslaptis, kurią reikės įminti. Viena iš jų vadinama didžiuoju traukėju. Tai kosmoso sritis, kuri jau seniai žavi mokslininkus ir iki šiol nepaaiškinta. Tai kosmoso sritis, kurioje yra tiek daug gravitacijos, kad ji traukia ištisas galaktikas link savęs ir mes neturime jokio supratimo, kas tai yra. Didysis traukėjas pirmą kartą buvo atrastas 8-ame dešimtmetyje, kai astronomai savo tyrimų metu pradėjo pastebėti kažką keisto. Jie pastebėjo, kad galaktikos visatoje juda ne taip, kaip turėtų, atsižvelgiant į visatos plėtimosi greitį. Bėgant metams buvo atrasta, kad šios galaktikos regis juda link to paties židinio taško Kentauro žvaigždyne. Jos buvo traukiamos į šį regioną 100 mylių per sekundę greičiu ir niekas nežinojo kodėl. Tada buvo pasiūlyta, kad gravitacinė trauka yra kažkokios nesuvokiamai didelės masės Kentauro žvaigždyne rezultatas. Tačiau ekspertai negalėjo to įrodyti dėl vienos labai nepalankios aplinkybės. Didysis traukėjas yra erdvės srityje, vadinamoje vengimo zona, kuri astronomams yra nematoma dėl paukščių tako sukurto astralinio debesies. Be to, to meto teleskopai nebūtų buvę pakankamai galingi stebėti objektą ar objektus, net jei jie mums būtų matomi. Paukščių takas ir didysis traukėjas yra srityje vadinamoje Leniake supercluster. Tai neįsivaizduojamai milžiniška galaktikų sankaupa, apimanti apie 500 milijonų šviesmečių erdvės. Dabar nustatyta, kad mūsų galaktika taip pat traukia didysis traukėjas, nors mums gyvenantiems Žemėje tai yra nepastebima. Iš pradžių mes net nežinojome apie šias galaktikas, kol nebuvo panaudoti infraraudonieji spinduliai ir rentgeno spinduliai, kad prasiskverbtų pro paukščių tako šydą. Tačiau net ir tada astronomams nepavyko net akies krašteliu pamatyti didžiojo traukėjo. Ir iki šiol mes neįsivaizduojame, kas tai yra. Tačiau tai nesustabdė ekspertų ir mokslininkų nuo spėliojimų. Ir kai kurie jų pasiūlymai yra itin įdomus.
Kai kurie mano, kad tai nėra vienas objektas, o greičiau dar vienas galaktikų spiečius, tarpgalaktinės dujos arba tamsioji materija. Kadangi tamsioji materija mums yra nematoma, būtų logiška, kad mes negalėtume stebėti didžiojo traukėjo. Jei jis būtų sudarytas iš šių dalelių, tačiau ši teorija dar nėra įrodyta. Nors tai atrodo baugu, astronomai pasiūlė, kad už didžiojo traukėjo gali egzistuoti dar didesnė gravitacinė anomalija. Ji vadinama Šaplio superkuopa ir spėjama, kad ji prisideda prie pakitusio šių galaktikų judėjimo kelio. Tai tik parodo, kad net ir su pastaraisiais dešimtmečiais padaryta pažanga tyriant kosmosą, vis dar yra objektų, apie kuriuos niekada nesužinosime, o didysis traukėjas tikriausiai išliks paslaptimi dar daugelį dešimtmečių. Ketvirta vieta. Nors kosmosas išlieka paslaptimi, kuri mus vis dar glumina. Žemės vandenynai taip pat slepia daugybę neišspręstų paslapčių. Šimtmečius jūreiviai praneždavo matę ir girdėję jūroje dalykų, kurių niekas iki šiol nepaaiškino. Ir mes vis dar nepriartėjome prie kai kurių šių atvejų paaiškinimo. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės jūroje yra matę gyvūnų, kurie niekada anksčiau nebuvo užfiksuoti, nors sakoma, kad jie didesni už didžiausius kada nors atrastus banginius. Senovės jūreiviai teigė sutikę undines ir undinus, kurie plaukė greta jų laivų, o kiti girdėjo garsus, kurie atrodė visiškai nepaaiškinami. Šiuolaikiniais laikais mokslininkus sužavėjo kai kurie garsai užfiksuoti šiuolaikinę įrangą, vadinamą hidrofonais. Ir net tada jie nesugebėjo paaiškinti, ką girdėjo. Keletas geriausiai žinomų pavyzdžių yra bloop ir upsvypas. Du garsai, kurie iki šiol išlieka paslaptingi. 1997 metais buvo išgirstas bloop. Tai buvo neįtikėtinai garsus triukšmas, kurį kai kurie apibūdino kaip garsiausią kada nors užfiksuotą garsą. Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija apibūdino jį kaip greitai kylančio dažnio garsą, kuris truko maždaug 60 sekundžių. Už 3000 mylių įrengti jutikliai užfiksavo šį garsą, parodydami, koks jis buvo garsus. Kai įrašai buvo išanalizuoti, nustatyta, kad garsą sukėlė gyva būtybė. Tačiau, kadangi šis garsas buvo garsesnis už bet kokį iki tol girdėtą gyvūno skleidžiamą garsą, daugelis žmonių liko skeptiški. Galiausiai buvo nustatyta, kad bloop garsą sukėlė ledo drebėjimas. Tai įvyksta, kai ledkalnis greitai suyra ir manoma, kad minėtasis ledkalnis buvo kažkur tarp Bransfieldo sąsiaurio ir Roso jūros. Tačiau kai kurie ekspertai mano, kad tai buvo netoli Adairo kyšulio Antarktidoje. Tada yra paslaptingas garsas, kuriam suteiktas vardas Julia. Jį užfiksavo hidrofonai, išdėstyti rytinėje pusiaujo Ramiojo vandenyno dalyje 1999 metų kovo 1 dieną. Ir ekspertai liko nustebę. Kaip ir bloop, šis garsas buvo užfiksuotas įranga, esančia 100 mylių vienas nuo kito, tačiau būtent pats garsas sukėlė daugiausia paslapčių. Jis buvo apibūdintas kaip panašus į moters balsą, kuri tyliai niūniuoja savo arba murma nerišlią frazę. Todėl jam buvo suteiktas vardas Julia ir mokslininkai iš karto pradėjo jį tyrinėti, bandydami išsiaiškinti, iš kur jis atsirado ir kas sukėlė tą garsą. Tiksliai garso šaltinio vieta nebuvo nustatyta ir geriausia, ką jie galėjo padaryti, tai tik susiaurinti paieškos plotą. Deja, susiaurinta teritorija yra milžiniška ir keista tai, kad garsas sklido iš maždaug tos pačios vietos kaip ir bloop. Ekspertai apskaičiavo, kad jis kilo tarp Bransfieldo sąsiaurio ir Adairo kyšulio netoli rytų Antarktidos ir buvo pasiūlyta keletas teorijų. Kadangi triukšmas buvo itin garsus, visi maži gyvūnai buvo iš karto atmesti. Kadangi triukšmas neturėjo jokio mechaninio elemento, sugedusi įranga taip pat negalėjo būti atsakinga ir netrukus pradėjo rastis sąmokslo teorijos. Kadangi tai skambėjo kaip moters balsas, tai kurie žmonės pradėjo spėlioti, kad čia įsivėlė ateiviai arba kad garsą sukėslė kažkokia milžiniška jūros būtybė, su kuria dar niekada nesame susidūrę. Kiti tikėjo, kad po šios vietovės bangomis bus rasta milžiniškas miestas ir netgi pateikė palydovinės nuotraukas, kuriuose matyti didelė struktūra po vandeniu. Jie tvirtino, kad tai yra dangoraižis, o nuotraukos yra įrodymas, jog miestas egzistuoja. Kol kas Julia garsas lieka neišspręstas ir tik laikas parodys, ar kada nors sužinosime, kas sukėlė šį paslaptingą garsą. Trečia vieta. Ne tik kosmosas ir vandenynai vis dar glumina ekspertus, nes net ir pati Žemė, ant kurios gyvename, kartais juos sugeba supainioti, kaip tai įrodo įvykis, nutikęs 2018 m. lapkričio 11 d.
Ta dieną apie 9:30 ryto keistas dundesys, kuris atrodė sklinda iš Žemės, buvo užfiksuotas keliose pasaulio šalyse ir mokslininkai puolė aiškintis, kas jį sukėlė. Buvo nustatyta, kad jis kilo maždaug už 15 mylių nuo Prancūzijos Majotės salos, o vėliau išplito Afrikos žemyno link Madagaskaro kryptimi. Seisminiai jutikliai užfiksavo šią veiklą Kenijoje, Etiopijoje, Zambijoje, Čilėje, Naujojoje Zelandijoje, Havajuose ir Kanadoje. Jutikliai, esantys net už 1000 mylių, buvo suaktyvinti, o pasak kai kurių šaltinių, seisminės bangos truko net 20 minučių. Keista, tačiau niekas nepranešė apie jokias žemės vibracijas ir ši veikla buvo užfiksuota tik šiais jutikliais. Nepaisant to, ši drebėjimo banga beveik būtų likusi nepastebėta, jei ne vienas žmogus, mėgėjas, besidomintis žemės drebėjimais, kuris tą rytą savo įrangoje pastebėjo šią veiklą. Jis vos galėjo patikėti tuo, ką matė, todėl nusprendė apie savo atradimą pranešti paskelbdamas jį savo socialinių tinklų paskyroje. Jo įrašas greitai patraukė tyrėjų, ekspertų ir kitų mėgėjų dėmesį, kurie iš karto pradėjo tai tirti. Net prieš paskelbiant bet kokią informaciją, žmonės pradėjo spėlioti, kas galėjo sukelti seisminės bangas ir, kaip galima tikėtis, kai kurios jų teorijos buvo beveik absurdiškos. Vienas vartotojas pasiūlė, kad pasaulyje netrukus pasirodys milžiniškas jūros monstras, tačiau jo teorija daugiausia buvo ignoruojama. Kiti manė, kad tai galėjo būti didelio meteorito smūgio į Žemę pasekmė, arba kad bangas sukėlė milžiniškas ugnikalnio išsiveržimas po vandenynu. Gorinas Ekstromas iš Kolumbijos universiteto ir tyriantis neįprastus žemės drebėjimus, žiniasklaidai sakė, kad niekada gyvenime nėra matęs nieko panašaus į šį įvykį. Tačiau jis taip pat pabrėžė, kad bangų šaltinis galėjo būti gana įprastas. Praėjus beveik 8 metams, mokslininkai vis dar nėra arčiau atsakymo, kas sukėlė šį seisminį įvykį. Aišku, kad tai nebuvo įprastas žemės drebėjimas, nes tokie seisminiai įvykiai sukelia vadinamąją bangų seką. Kai įtampa kaupiasi Žemės plutoje, jie išsiskiria milžinišku energijos kiekiu, kuris sklinda nuo šaltinio į išorę. Daugeliu atveju po pagrindinio drebėjimo seka daugybė posmūgių, kurie pagal Richterio skalę būna daug silpnesni, tačiau gali būti nemažiau pavojingi. Tačiau šis seisminis įvykis neatitiko daugumos šių veiksnių. Įprastų žemės drebėjimų metu seisminės bangos juda grupėmis, į šonus arba palei Žemės paviršių. Šio įvykio metu bangos iš tiesų judėjo paviršiumi, tačiau jokio žemės drebėjimo netoli šaltinio neužfiksuota, todėl iki šiol nežinoma, kas jį sukėlė. Dar labiau ekspertus glumino tai, kad šios bangos buvo monochromatinės, turinčios tik vieną seisminio dažnio tipą, o ne daugelį, kurie paprastai stebimi įprasto žemės drebėjimo metu. Mažad signalas buvo užfiksuotas kaip aiškus zigzagas, o kiekviena banga kartojosi maždaug kas 17 sekundžių. Geriausias ekspertų spėjimas yra tas, kad įvykį sukėlė povandeninis ugnikalnio išsiveržimas, tačiau jokių to įrodymų nerasta, o atsakymai į šią paslaptį vis dar lieka neaiškus. Numeris 2. Stebėdami žvaigždes, astronomai padarė nepaprastą ir keistą atradimą, kai stebėjo pulsarą vadinamą RxJ0806.44123. Tačiau šiandienos vaizdo įraše dėl paprastumo šį pulsarą vadinsime tiesiog RX. Pulsarai yra stipriai magnetizuoti besisukantys neutronai, iš kurių magnetinių polių sklinda elektromagnetinės spinduliuotės pluoštai. Tačiau RX nuo jų skiriasi. Šio pulsaro skleidžiama šviesa yra infraraudonoji ir to dar niekada nebuvo matyta per visus šimtmečius, kai astronomai tyrinėja dangų. Tai leidžia manyti, kad jis turi savybių, kurių neturi kiti pulsarai, arba kad yra kažkoks nežinomas išorinis veiksnys, sukeliantis šią anomaliją. RX yra vienas iš 7 pulsarų, vadinamų didinguoju septynetu. Manoma, kad visi šie pulsarai yra daug karštesni nei turėtų būti, nes jie yra labai seni ir neturėtų turėti tiek daug energijos, kiek turi. Manoma, kad infraraudonoji šviesa, sklindanti iš šio pulsaro, tęsiasi maždaug 2,5 karto toliau nei nykštukinės planetos Plutono orbita aplink Saulę nuo žvaigždės. Tačiau mes vis dar neturime jokio supratimo, kodėl tai vyksta, ir astronomai gali tik spėlioti. Kai kurie pasiūlė, kad tai gali sukelti aplink pulsarą susiformavusi nuolaužų diskas. Ši dulkėta medžiaga, žinoma kaip atkritimo diskas, būtų supernovos rezultatas. Iš pradžių ši medžiaga būtų buvusi išmesta į kosmosą, tačiau vėliau per keletą metų susiformavo diskas aplink pulsarą.
Jei tai iš tiesų yra tiesa, mokslininkams gali tekti iš naujo įvertinti savo supratimą apie neutroninės žvaigždes ir kaip jos vystosi per savo gyvavimo laikotarpį. Tuomet yra teorija, kad šį reiškinį sukelia pulsaro vėjo ūkas. Tokio tipo ūkai susidaro, kai pulsaro vėjas nupučia supernovos nuolaužas, palikdamas tuščią ertmę ūke. Jei tai iš tikrųjų tiesa, tai būtų toks pulsaro vėjo ūkas, kokio dar nei vienas astronomas nėra stebėjęs, ir tai būtų iš tiesų nepaprastas atradimas. Tikimasi, kad naudojant Jameso Webbo teleskopą bus rasta daugiau informacijos apie RX ir dalis šios paslapties pagaliau bus išspręsta. Tačiau kol kas jis buvo stebėtas tik su Hubble kosminiu teleskopu, todėl daugybė klausimų liko neatsakyti. Reikėtų pažymėti, kad tokie signalai kaip šio pulsaro jau buvo pastebėti anksčiau, tačiau nei vienas jų nebuvo stebėtas tik infraraudonųjų spindulių spektre. Be to, pulsaras skleidžia gerokai daugiau infraraudonosios spinduliuotės nei turėtų, todėl kai kurie ekspertai mano, kad dalis šviesos sklinda iš kitur. Nors dauguma pulsarų sukasi labai greitai, atlikdami vieną apsisukimą vos per kelias sekundės dalis, RX apsisuka kartą per 11 sekundžių, o tai yra beprecedentis atvejis. Tačiau tam gali būti įtikinamas paaiškinimas. Jei atkritimo disko teorija teisinga, gali būti, kad šiame diske esantys nuolaužos kilo iš žvaigždės pirmtakės, masyvios žvaigždės, kuri galiausiai turėjo virsti supernova. Jei ši žvaigždė kažkuriuo metu sąveikavo su RX, pulsaras galėjo įkaisti, o tai paaiškintų, kodėl jis sukasi taip lėtai ir kodėl jo raida skiriasi nuo visų iki šiol stebėtų pulsarų. Numeras 1. Visi esame jautę, kad išgyvename tam tikrą įvykį savo gyvenime dar kartą, nors negalime prisiminti, kad tai jau buvo nutikę. Kartais jaučiamės tarsi jau buvome tam tikroje vietoje, nors visiškai neprisimenam, kad būtume ten kada nors buvę. Tai vadinama déjà vu, jausmas, kad nauja patirtis jau buvo išgyventa anksčiau. Tačiau ne visi žino, kad egzistuoja ir priešingas reiškinys, vadinamas žamevu, ir mokslininkai neturi jam paaiškinimo. Manoma, kad déjà vu atsiranda, kai smegenyse įvyksta tam tikras sutrikimas arba nesusikalbėjimas tarp mūsų atminties ir suvokimo sričių. Daugelis žmonių patyrusių šį reiškinį teigia, kad tuo metu jie patyrė didelį stresą, buvo labai pavargę arba tai sukėlė atminties neatitikimas. Kai kurie neuromokslininkai mano, kad tai sukelia mūsų pačių neatidumas. Mes galime pamatyti vaizdingą vaizdą, bet būti išsiblaškę ir jo pilnai nesuvokti. Kai pažvelgiame atgal, mūsų smegenims tas vaizdas atrodo visiškai naujas, todėl tikime, kad ten niekada nebuvome. Šie paaiškinimai išlieka spėjamieji, kaip ir galimi žamaivu paaiškinimai. Tai nutinka, kai žmogus patenka į vietą, kuri jam yra labai pažįstama, nes jis ten daug kartų lankėsi ir praleido nemažai laiko. Tačiau staiga jos užplūsta jausmas, kad jie ten niekada nėra buvę. Kai taip nutinka, tai gali būti labai neramu, nes žamaivu pasireiškia įvairiomis formomis. Kai kuriais atvejais žmonės pažvelgia į šeimos narį, kurį pažįsta visą gyvenimą, bet staiga supranta, kad jo nebeatpažįsta. Kiti klausėsi mylimo muzikos kūrinio, bet staiga jis tapo nepažįstamas, tarsi girdėtų jį pirmą kartą. Tai gali atrodyti keista ir neįprasta, tačiau dauguma mūsų tai patirs bent kartą gyvenime. Geras žemaivu pavyzdys yra tada, kai kas nors rašo ar renka dokumentą. Jie gali panaudoti paprastą žodį, pavyzdžiui, neįmanoma, bet staiga suabejoti, ar jį parašė teisingai. Kuo ilgiau jie žiūri į žodį, tuo jis tampa nepažįstamesnis, kol galiausiai jie įsitikina, kad padarė rašybos klaidą, nors žodis iš tikrųjų parašytas teisingai. Kai jie vėliau prie jo sugrįžta, supranta, kad viskas teisinga ir negali paaiškinti, kodėl patyrė šį nemalonų, klaidingą įspūdį. Dauguma šių reiškinių trunka tik kelias akimirkas ar sekundės, tačiau kai kurie žmonės pranešė, kad jamaivu patyrė net kelias minutes iš eilės ir teigė, jog tuo metu pradėjo jaustis labai nepatogiai. Mokslininkai vis dar nėra tikri, kas tai sukelia, tačiau jie mano, kad tai kažkaip susijęs su mūsų atmintimi ir tuo, kaip mūsų smegenys ją apdoroja. Pavyzdžiui, jei smegenys apdoroja įvykį ar vietą tuo metu, kai esame kažkuo kitu užsiėmę, kitą kartą jos gali to neatpažinti, nors jau buvo tai mačiusios anksčiau. Tačiau tai nepaaiškina, kaip žmogus staiga gali neatpažinti savo sutuoktinio ar vaiko, arba kodėl jam atrodo, kad jis niekada anksčiau nebuvo savo namuose. Tai yra kraštutiniai pavyzdžiai, tačiau žinoma, kad jie pasitaiko ir mes nežinome kodėl.
Buvo siūloma, kad tai gali būti psichikos sveikatos problemų, streso ar miego trūkumo pasekmė, tačiau tai tik spėjimai ir jie niekada nebuvo įrodyti. Žemaivių yra dar viena neišspręsta smegenų paslaptis ir galbūt mes niekada nesužinosime, kas ją sukelia. Labai jums ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka mygtuką. Taip pat nepamirškite prenumeruoti ir paspausti pranešimų varpelio, kad nepraleistumėte visų mūsų būsimų vaizdo įrašų. Aš Top 5 Unknowns ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.